COVID-19 skiepų nauda ir rizika nėščiosioms ir žindyvėms. Iš pradžių trumpai prisistatau ir išvadų skaidrę įkėliau į priekį, kad būtų aišku, ką norėčiau paaiškinti šiame įraše. Tikslinga būtų susilaikyti nuo masinės nėščių ir žindyvių vakcinacijos. Galbūt galėtų būti tikslinga skiepyti rizikos grupės priklausančias ar daug kontaktinio darbo atliekančias nėščiąsias ir žindyves. Tai būtinai turi būti numatyta oficialiuose rekomendacijose. Taip pat pabandysiu paaiškinti, kodėl esu tikras, kad COVID-19 ekspertų taryboje Lietuvoje dirbantis asmenys atsakingi už vakcinaciją neturi tam reikiamos kompetencijos. Iš pradžių svarbiausi vaistų kūrimo ir registracijos etapai vykstant centralizuotai procedūrai. Kompanija parengė klinikinio tyrimo protokolą, pagal kurį atliekamas tyrimas. Nuo jo nukrypti negalima. Šis tyrimas turi būti patvirtintas vaistų institucijos ir bioetikos komiteto. Vėliau šio tyrimo duomenys kartu su registravimo paraiška pateikiami Europos vaistų agentūrai. EMA yra European Medicines Agency santrumpa. Ji pareiškia nuomonę dėl registracijos galimybės, taip pat pritarė preparato charakteristikų santraukai ir pakuotės lapeliui. Turiu pasakyti dar kartą, kad specialistai turi vadovautis ne pakuotės lapeliu, bet preparato charakteristikų santrauka. Taip pat Europos vaistų agentūra pateikė vertinimo protokolą. Ir paskui Europos komisija, remdamasi šiais dokumentais, priima ES valstybėms privalomą sprendimą su priedais. Kodėl taip išsamei visą šią procedūrą paaiškinau? Tai yra todėl, kad būtent šiais dokumentais aš remsiuosi ir Liepos 1 dieną vykusio susitikimo su sveikatos apsaugos ministro metu Arūnas Dulkys pareiškė, kad mato daug įvairių pranešimų. Puikiai suprantu, kad žmonės, kurie stokoja kompetencijos arba turi tam tikrą suinteresuotumą, iš mokslinių straipsnių gali sudėlioti tokias išvadas, kokių jiems reikia. Ir manau, kad panašiai atsitiko su mūsų ekspertų taryba, kai vyko kalba apie kaukes lauke arba simptomų neturinčių žmonių testavimą. Taip pat ministras Dulkys sakė, kad Europos vaistų agentūra žiūri kompleksiškai, tai aš išdėliosiu šį kompleksinį požiūrį dabar. Iš pradžių Europos komisijos patvirtinta indikacija Comirnaty, tai yra Pfizer vakcinai nuo COVID-19 vartoti. Norėčiau pažymėti, kad nėra net užuominos apie masinę vakcinaciją, yra nurodymas, kad privaloma tą daryti remiantis oficialiomis rekomendacijomis. Nėra jokios abejonės, kad tos rekomendacijos yra sveikatos apsaugos ministerijos darbas. Štai, kas parašyta Europos komisijos sprendimo pirmame priede. Kaip matome, svarstyti Comirnaty skirimą nėštumo metu galima tik tada, kai
tikėtina nauda didesnė už galimą riziką motinai ar vaisiui. Apie žindymą taip pat, kaip matome, duomenų nėra. Štai Jungtinių Amerikos valstijų vaistus registruojanti institucija Food and Drug Administration. Jie pasisakė, jų patvirtinta informacija. Jie pasisakė, kad vakcinų vartojimo nėštumo metu patirties nepakanka, kad būtų galima pasakyti, kokia yra su tuo susijusi rizika. Atitinkamai yra ir apie vartojimą žindymo laikotarpį. O dabar parodysiu, kodėl taip yra. Štai ištraukos iš Pfizer vakcinos klinikinio tyrimo protokolo. Pasižiūrėkime. Neįtraukimo kriterijai, kitaip sakant, kriterijai, kuriems esant įtraukti buvo negalima, yra jų daugiau, tačiau vienas iš jų yra nėštumas ir žindymas. Kitaip sakant, jeigu būtų kompanija įtraukusi nėščiąją arba žindyvę į tyrimą, tai būtų grubus klinikinio tyrimo protokolo pažeidimas ir klinikinio tyrimo protokole dažnai numatomos tokios sąlygos dėl to, kad laikoma, jog šias moteris į tyrimą įtraukti neetiška, kadangi per daug rizikinga. Toliau dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad vaisingas moteris buvo leidžiama įtraukti į vakcinos klinikinį tyrimą tik jeigu taikė kontracepciją tiek tyrimo metu, tiek prieš skiepijant, tiek bent 28 dienas po paskutinės skiepo dozės. O dabar pasižiūrėkime, kas iš to nutiko Lietuvoje. Sunku patikėti, kad rezidentas geriau išmano už Europos vaistų agentūrą, Europos komisiją ir Jungtinių Amerikos valstijų vaistų ir maisto administraciją kartu paėmus. Pasižiūrėkime į COVID-19 keliamą riziką numirti nėščiosioms, nes tai yra vienas iš objektyvizuojamų rodiklių. Pasižiūrėkime, kiek iki 40 metų amžiaus žmonių mirė Lietuvoje nuo to laiko, kai COVID prasidėjo iki dabar. Pasižiūrėkime, štai COVID 33, avarijose 52, na ir 157 nusižudė, reiškia, noras nusižudyti yra gerokai pavojingesnis negu COVID infekcija. Tuos 33 atvejus yra gyvybiškai svarbu kruopščiai išnagrinėti, nesuplakti visko į krūvą ir mūsų institucijos turėtų atsakyti, kiek šių žmonių iš tų 33 sirgo gretutinėmis ligomis, kad būtų galima įvertinti, kas visą tą lėmė. Ir taip pat būtina žinoti, kiek žmonių mirė, tokio amžiaus žmonių, kiek mirė pasiskiepijus. Tas skaičius tikrai nėra lygus nuliui Lietuvoje. Dabar pasižiūrėkime į COVID-19 riziką nėščiosioms kitų aspektų. Skaičiuojame, kiek tam tikro amžiaus žmonių Lietuvoje yra, kiek jų mirė nuo COVID-o per pusmetį, per praeitus metus ir pusę šių metų, kiek
iš kelių žmonių numirė vienas ir kiek žmonių galbūt būtų išgelbėta paskiepijus 10 000, su sąlyga, jeigu apsauga nuo mirties būtų 80% ir vakcinos nesukeltų mirčių. Tai matome, kad paskiepiję 10 000 žmonių nuo 20 iki 40 metų, gal mes vieną išgelbėsime, o gal ir ne. Pasižiūrėkime į dar vieną skaidrę, kuri aiškiai pasako, kad persirgus nėra jokių klinikinių duomenų apie vakcinacijos naudą. Persirgimas taip pat buvo neįtraukimo kriterijus. Atkreipiu dėmesį, kad svarbu persirgimas, o ne antikūnų buvimas. Sieti apsaugą vien su antikūnais yra labai neteisinga, kadangi yra B ląstelės, yra T ląstelės. Imuninė sistema yra žymiai labiau komplikuota ir tikrai sunku pasakyti, ar svarbiausias dalykas apsaugai nuo COVID yra antikūnai. Kitaip sakant, negalima spręsti pagal vieną tarpinį rodiklį vien dėl to, kad jį lengviausiai nustatyti, o kitų rodiklių dabartiniai metodai nustatyti neleidžia. Kodėl aš rodau šitą skaidrę? Dėl to, kas įvyko Europoje daugiau kaip prieš 60 metų ir deja, tai dabar užmirštama. Tokių atvejų Europoje buvo apie 10 000, reiškia gimimai be galūnių, negyvagimiai. Amerikoje to neatsitiko ir praėjus keletui metų po registracijos Europoje, pirma registracija Europoje buvo 1956 metais, paaiškėjo tik tai tada, kas buvo ta priežastis. Tai buvo migdomasis vaistas talidomidas, kuris tuo metu laikytas absoliučiai saugiu nėštumo metu, labai rekomenduojamu, nesukeliančiu jokio šalutinio poveikio. Ir ši skaidrė adaptuota iš profesoriaus habilituoto daktaro Donato Stakišaičio paskaitos geros klinikinės praktikos mokymų metu 2012 metais. Noriu pasakyti, kad labai gerbiu šį mokslininką ir pažymėti, kad jam vadovaujant klinikinių tyrimų inspekcijai valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje, ta inspekcija sugebėdavo nustatyti labai rimtus trūkumus klinikinių tyrimų metu. Donatui Stakišaičiui tarnyboje nebedirbant, tokių trūkumų praktiškai nebenustatoma. Dabar paskaičiuokime, ką mes žinome apie vakcinaciją nėštumo metu ir kaip reikėtų tą vertinti. Iš tikrųjų, yra tam tikrų straipsnių, kuriuose yra preliminarūs skiepų nėštumo metu duomenys, gauti atsitiktinai pastojus moterims dalyvaujančiams tyrime arba vakcinams esant rinkoje, ir galima teigti, kad tie duomenys, kurie yra, kartoju, preliminarūs ir labai ribotos apimties, mažiau kaip 1000 moterų, taigi jie nerodo specialių rizikų nėštumo metu. Bet dabar paskaičiuokime, ką mes turime iš tokio skaičiaus. Europos Sąjungoje 2019 metais buvo šiek tiek daugiau kaip 4 milijonai gimdymų. Sakykime, yra koks nors sunkus apsigimimas, kurio dažnis 1 iš 4000. Padarę
nesunkius apskaičiavimus, gauname, kad esant tokiam dažniui Europos Sąjungoje būtų galima tikėtis daugiau kaip 1000 apsigimų per metus, tačiau su tokia tyrimo apimtimi, kokią turime, to pastebėti neturėjome galimybės. Ir pabaigoje keli žodžiai apie farmakologinį budrumą. Noriu pažymėti, kad farmakologinis budrumas nėra skirtas ką nors nubausti, jis yra skirtas, kad kuo mažiau žmonių patirtų nepageidaujamų reakcijų ir kuo mažiau nuo jų mirtų. Tai yra, kad iš klaidų mokytumėmės, kad būtų galima atitinkamai koreguoti vaistų informaciją, kad tas vartojimas būtų kiek įmanoma saugesnis. Prireikus neretai vaistai iš viso uždraudžiami dėl farmakologinio budrumo signalų. Ir štai, kaip tai veikia, gydytojai, o dabar ir pacientai prašomi pranešti apie nepageidaujamas reakcijas ar šalutinį poveikį. Štai nustato, praneša nacionalinėms vaistus registruojančioms institucijoms. Lietuvoje tai Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Beje, tą informaciją įpareigoti rinkti ir registruotojai, tai yra kompanijos užregistravusios vaistą, pavyzdžiui, ta pati Pfizer. Registruotojai tiek Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba privalo šiuos pranešimus suvesti į Europinę nepageidaujamų reakcijų duomenų bazę Judravigilance. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba dar įpareigota tikrinti, ar registruotojai tvarkingai tuos pranešimus suveda. Toliau Europos vaistų agentūra turi farmakologinio budrumo ir rizikos vertinimo komitetą. Štai šitas PRAG, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, kuris turi pareigą šiuos duomenis analizuoti, vertinti, teikti siūlymus žmonėms skirtų vaistų komitetui esančiam toje pat agentūroje. Ir tada komitetas padaro savo analizę, priima nuomonę, kurios pagrindu Europos komisija priima sprendimą, kuriuo gali būti vaisto vartojimas apribojamas, įtraukiami įspėjimai, atsargumo priemonės ir panašiai. Deja, farmakologinis budrumas nefunkcionuoja taip, kaip norėtųsi. Pranešama apie gana nedidelį procentą nepageidaujamų reakcijų ir dėl to jų nebuvimas jokių būdų nereiškia, kad problemos nėra. Lygiai taip pat, kaip jeigu mes žinome, kad suvartota, sakykime, 1 milijonas dozių ir pranešta apie 10 reakcijų, tai jokių būdų negalima iš to skaičiuoti dažnio, skirtingai negu klinikinių tyrimų metu, kadangi tenai yra nuolatinės pacientų vizitacijos, tyriamųjų žmonių ir tenai tie duomenys surenkami žymiai patikimiau. Dėkoju už dėmesį, sprendimus galėsime vertinti po metų ar kelių. Na, o dabar galime įvertinti tą, ką mūsų ekspertų taryba darė prieš pusę metų. Štai koks buvo numatytas tas scenarijus. Ir Liepos 1 dieną mes jį galėjome jau pasiekti, džiaugiamės jį pasiekę. Jau nuo vakar galėtų būti nebeprivalomos kaukės atvirose erdvėse ir taip toliau, jeigu būtų viskas vykę, kaip tuo metu planavo ekspertų taryba.